Sveiki. Šiandien pakalbėsime jau tam tikra tokia jau labai rimta tema, pačia pirmutinė tokia tema, kurią aš tiesiog visiems savo studentams, kurie tik tai nori mokintis, įvedu tam tikrą tokį dalyką, supratimą kaip į ezoteriko atsakomybę. Jeigu jūs ten daug kartų, pavyzdžiui, mokinatės kažkur, tai jūs aišku ėjote, gal ir kursus kažkokios tai lankėte, mokyklas ir taip toliau, pastebėkite paprastą tokį dalyką. Ar tas, pavyzdžiui, mokytojas, tas treneris, kurie ten, pavyzdžiui, visą laiką kažką tai dėsto ir sako, ar jie prisiima atsakomybę už tai, kad jeigu kas nors, pavyzdžiui, ten tiesiog atsitiktų, tai, pavyzdžiui, negero, tai jie prisiima ant savęs atsakomybę. Kokią atsakomybę? Aš kiek visą laiką teiravausi, kiek aš irgi mokinausi, kiek aš visą laiką stebėjau kitų mokinimus, tam tikrus visą laiką ten, jokių ten netgi nėra netgi kalbos absoliučiai apie tai. Kad kažkokia tai turi būti atsakomybė už kažką tai tenais, tai čia viskas savaime suprantama, man sakydavo visą laiką, jeigu tu, aš ten sakau, ką reikalinga daryti, ir jeigu tau kažkas tai ten blogai atsitiko, tai reiškia, čia tu pas blogai padarai. Tai reiškia, kad tu ne tą darėjai, ne taip supratai, ne taip kažką tai visą laiką. Todėl atsakomybė visą laiką, kaip yra, dažniausiai tai yra nusiplaunama tokios rankos, nusiplovimas rankų. Aš jau kiek kartų šitą dalyką pastebėjau ir tiesiog tai yra mane tai kartais tiesiog, aš visada nuveinu kažkur tai kitur, aš kartais netgi ir paklausiu, kokią tu atsakomybę prisiimi, kad, pavyzdžiui, tu ten mokini kažkokios tai jogos, pavyzdžiui, arba meditacijos, arba ten kažkokių tai pratimų, arba dar kažko tai visą laiką, ar kažkokią tai prisiimi atsakomybę už tai. Kokią atsakomybę? Jokios. Jeigu taip logiškai, tai jokios atsakomybės niekas neprisiima, nes bet kuriuo atveju visą laiką jūs, tai bus to žmogaus paliekama tiesiog pačiam sprendimui ir tam tikrais visą laiką dalykais. Aš tam, kad būtų atsakomybė, irgi tada aš jau pradėjau giliau eiti. Ir tada pradėjau skaityti tam tikras visą laiką knygas, tam tikrus visą laiką dalykus, jau irgi, kaip sakiau, kažkur tai. Ir man tada labai krisdavo iki tam tikrą tokią dalyką visą laiką, kad dažniausiai tai yra ezoterikoje, parapsichologijoje ir dar kažkur tai visi tie dėstytojai, jie visą laiką mėgsta pasakyti tokią dalyką, kad tai yra etikos klausimas, ezoteriko etikos klausimas, etika pati. Ir aš paskui tada irgi suklusau, sakau, o kur ta etika yra? Kas parašė tą etikos vadovėlį? Ezoteriko, pavyzdžiui, tarkim. Tai ir aš pradėjau ieškoti ir niekur neradau. Garbės žodis, niekur nėra. Ezoteriko etikos kodekso nėra, absoliučiai. Galima, nežinau, ką galima ten daryti. Ten tik tai yra kalbama, kad kažkur tai, aš kiek kartų klausdavau, kur yra kažkur tai, aš vadovaujuosi, o tu skaitėjai. Paskui toliau aš jau ten paskui supratau, kad etika vis dėlto yra to kiekvieno visą laiką būrėjo arba mokytojo visą laiką etikos pats klausimas. Visą laiką kaip jisai, kaip sakiau, ar prisiima atsakomybę už tuos visą laiką veiksmus ar dar kažką tai. Tai va. Ir aš, aišku, atradau labai daug etikos komisijų, pavyzdžiui, ir Seime yra, ir visokios, pavyzdžiui, kažkokios tai organizacijos, ten irgi yra etikos tam tikri tokie, irgi komisijos sudarytos, mes irgi kūrėme Ezoteriko konfederaciją, ten irgi etikos buvo, irgi tam tikras padalinys ir, aš ten buvau jos irgi kaip vadovas didžiausias, aišku, buvau viceprezidentas tos organizacijos. Tai va. Ir paskui toliau pats irgi stebėjau visus šitos dalykus etikos ir suradau, aišku, samurajaus etiką.
ten kovų meistrų kažkokią tai etiką suradau, tai mane tai sužavėjo, bet, pavyzdžiui, ezoteriko nėra. Garbės žodis, nors ką, ten kaip gali man šnekėti, nu nežinau, gal kažkas tai parodys, tai bus labai įdomu. Tai va. Ir aš tada pradėjau pats tiesiog visą laiką kurti, rašyti šitą dalyką ir tiesiog buvo tam tikrai tokio dalyko, va irgi parašiau. Tai, bet aišku, daug kartų, kada parodžiau tada, kad yra irgi, davai vadovaujamės irgi, pažiūrėjau, papildom tą vadovėlį ir aišku, labai atsirado labai daug žmonių, kurie jo to dalyko net nenori. Ne vienas ezoterikas nenori užsiimti su etika. etiškai dirbti. Tai va, gaila, kad šito dalyko, kodėl galiu paaiškinti, dėl to man turbūt kyla tas pats visą laiką dalykas, tik tai atsakymas, tik tai vienintelis, kad tai yra, kaip sakoma, yra vidinės tos visą laiką, jo, svarstyklės, vidinė ta tokia nuostata, kiekvienas vidinis tas nusistatymas, vidinis žinojimas to pasaulio, jo, ir todėl pagal tai galima traktuoti, kad, pavyzdžiui, kažkokia tai etika yra mano, jo, ten. Nu, tada aš paskui prisiskiriu, kad tai yra kažkam tai. Tai va, tai būtų, aišku, aš tada paskui pradėjau vienintelis turbūt Lietuvoje dirbti, nes negirdėjau daugiau, kad, pavyzdžiui, kažkas tai šitą dalyką dirbtų su etikos, su tam tikra sutartimi, pavyzdžiui, jo. Aš ten visus surašiau punktus etikos, ezoteriko etikos ir garbės kodeksą pavadinau. Ir aišku, to dalyko niekas, kaip sakiau, nenori tiesiog laikytis, nes paskui tai jiems labai kerta. Netgi konfederacijai, kada aš parašiau, kad ezoterikas negali, pažiūrėjau, tiesiog pats save, pažiūrėjau, gerti alkoholinių gėrimų naudoti ir tuo labiau laikyti savo kabinete, pažiūrėjau, ten laikyti alkoholinių gėrimų, tai susilaukiau, kokios kritikos ir tiesiog mano buvo visą laiką, mano darbas buvo paneigtas vien tik tai šituo vienu punktu, kad aš turėjau tik tai jį išbraukti ir galbūt tada jie būtų gal ir priėmę tą etikos visą laiką kodeksą. Bet toje etikos kodekse buvo, sakau, vienintelis punktas, dėl kurio iškyla labai daug klausimų ir labai negerų dalykų. Kaip tai? Aš ką noriu, taip aš noriu rūkau, aš noriu geriu ir noriu ką noriu tą darau. Nu, iš teisybės tai taip ir yra. Aš irgi dabar, vat, pavyzdžiui, kada jau daugiau metų visą laiką užsiiminėjau ezoterinę filosofiją, man tas pats absoliučiai, ką jūs darote, su kuo ir kaip. Galite kartis, daryti, gerti ir taip toliau. Bet jeigu, aišku, tada pas jumis tam tikrų dalykų iškils ir tada reikės klausimų atsiras ir tada norėsit atsakymą tada sužinoti. Tai va. Tai va, etikos tą visą laiką kodeksas, jisai norėčiau, kad irgi taip pat kažkaip tai, jeigu norėsite, galėsiu patalpinti, irgi, jeigu pageidausite, kad jūs galėtumėte susipažinti, nors atrodo, aš irgi esu patalpinęs tą etikos kodeksą pas save puslapyje, ten yra ezoteriko etikos kodeksas. Ir tada būtų labai gražu, kad irgi pasiskaitytumėte, jeigu kažkas tai, ir kad laikytumėtės tam tikrų tokių dalykų. Ten yra bendros savokos, kaip sakiau, jokių draudimų, jokių kažkokių tai dalykų. Aišku, man labai patiko, kada pas mane atvažiavo televizija vieną kartą irgi ten paskutiniu jau metu ir paskui sako, mes norim ten su jumis pasišnekėti, aš pasakiau, kad aš tik tai priimu, tik tai, kada su jumis kalbėsiuosi tik tuo atveju, kada jeigu jūs pasirašysite mano sutartį, kurią aš esu sudaręs. Ir jie tada labai nustebo, kaip tai, čia mes tada nufilmuosim, jie pradėjo filmuoti, ten pradėjo visą laiką skaityti. Ir ten vienas toksai punktas, paskui ten toksai yra, ką pasižada pats visą laiką žmogus, kuris atėjo, pavyzdžiui, burtis ar dar kažkas tai visą laiką. Ir ten vienas sakinys yra, priimkite visą tai kaip žaidimą. Jo, priimkite tai kaip viskas kaip žaidimą. Aišku, labai nustebo, sako, žinai, mes nesitikėjome ir sako, mes nesirašysime dėl šito dalyko. Sakau, jeigu nesirašysite, sakau, tada aš automatiškai su jumis net nešneku. Nu ir pasibaigė pas mane draugystės
kartu su televizija. Šituo klausimu. Nu, aišku, dar paskui gal kažkada tai gal kažkas tai ir iškils. Tai va, atsakomybė. Atsakomybė yra būtinas visą laiką jūsų atributas. Ir akademijoje, kada jūs mokinatės dabar akademijoje, jūs esate kaip ir pilnateisiai, pilnaverčiai tiesiog studentai, kurie mokinasi tik tai nuotoliniu būdu. Aišku, tas nuotolinis būdas, toksai yra video pamokėlėmis, tiesiogiai aš nenoriu ten to įrašinėti, nes ten būtų klausimų, atsakymų vakarai ir aš tada mėtyčiausi nuo vienos temos ant kitos. Todėl mes turėtume eiti, aš tiesiog pats visą laiką tam tikras laiptelius sustatęs ir galėsime tiesiog, mes eisime pamažiuku, viskas paskui aiškės ir darysis pas jumis visai kitaip. Tai va. Todėl ezoterika nėra, ezoterinė filosofija apibrėžia tam tikrus tokius dalykus, kad energija niekur šiaip savo nedingsta. Aš jau minėjau kaip ir visatos dėsniuose, kad tai panašus traukia panašų ir, pavyzdžiui, yra sėkmės ir priežasties ir pasiekmės dėsnis. Tai va, tai niekas niekur nedingsta. Jisai visą laiką kažkas tai transformuojasi, kažkas tai vystosi ir taip toliau, taip toliau. Tai yra visatų dėsnių tam tikras visą laiką pasireiškimas. Tai lygiai tas pats iš šito dalyko irgi taip pat kilo tam tikra tokias supratimas. Kiekvienas žmogus, kaip ir mes esame, kiekvienas visą laiką žmonės, esame indai. Mes esame indai. Ir tuose induose pas mumis yra skystis. Tam tikra substancija, neskystis, bet imkime kaip ir pavyzdžiui, kad būtų vaizdžiau, kad jūs geriau suprastumėte, kad yra, pavyzdžiui, pas kiekvienam inde yra tam tikras lygis, ne lygis, bet yra skystis. Ne taip, kad, pavyzdžiui, kažkur tai jūs kitur girdėjote arba jūs patys galvojate, kad mes esame tušti kažkokie tai indai ir, pavyzdžiui, kada mes gyvename, mes tada pamažiuku ten įsipilam į save tam tikrą skystį ir tada mes pilnėjam, pas mumis tas visą laiką indas užsipildo. Tai įvedė tą savoką Lazarevas, kiek žinau, ten kas skaitė visą laiką, tai irgi buvo mano, ten irgi tam tikra tokia biškutė knygelė, nors aš paskui ten kalbėjausi su pačiu Lazarevu, tai Lazarevas pasakė, sako, jeigu man dabar būtų galimybė perrašyti, parašyti naują vadovėlį, aš visai kitaip parašyčiau. Sako, ten labai daug visą laiką nesąmonė. Na, aišku, jisai pats alkoholikas, paskui tapo. Tai va. Prasigėrė, tai žinai vėl tam tikrai tokie dalykai. Tai reikia, ir ten jisai aišku irgi taip paaiškina, kad yra karmos ąsotis. Karmos ąsotis, tai reiškia, jisai yra indas, į kurį visą laiką žmogus užsipildo tam tikrą, pavyzdžiui, tiesiog skysčių, jisai užpildytas iki, pavyzdžiui, 50%, tada tiek veikia, ten 70, ten 90% ir paskui toliau, kada jau yra pilnas, tada jau tu gali daryti, ką tu tik tai tenais nori ir taip toliau. Nu, tai yra toksai kaip palyginimas irgi taip pat. Ir aš manau, kad daugelis žmonių šitą idėją pasigavo ir taip pat aiškina ir kitur, pavyzdžiui, kiti mokymai ir kiti mokytojai šitą dalyką visą laiką pabrėžia, kad mes esame kažkokie tai tušti indai ir į kurį mes visą laiką turime įpilti kažką tai. Iš tikrųjų, tai taip nėra. Aš galiu šitą dalyką aiškiai irgi pasakyti. Vien tik todėl, kad mes negalime būti tušti. Vien todėl, kaip irgi sakiau, visą laiką nieko nėra tuščio. Visada yra užpildyta kažkuo tai. Nėra tuščios vietos, nėra to kosmoso. Kosmosas pats irgi yra tam tikra substancija, kuria irgi taip pat naudojasi kitos, ten, pavyzdžiui, kažkokios tai bakterijos, ten ramiausiai išgyvena. Ir tam šaltyje, ir tam karštyje jos ten gražiai ir dauginasi ir jos gyvena. Tai va, tai, pavyzdžiui, pas mumis todėl ten jos irgi kažkuo tai visą laiką irgi taip pat turi misti. Tai reiškia, vis dėlto jinai visata irgi taip pat beorė erdvė, irgi taip pat jinai kažkuo tai yra užpildyta. Ne tai, kad, pavyzdžiui, pas mumis tik tai mes įsivaizduojam, kad tai yra deguonis, o jeigu deguonis nėra, mes tada mirštam. Taip, tai yra tik tai fizinio kūno pasireiškimas.
tam tikras va, toksai va, supratimas. Tai todėl reikalinga priimkite va, tam tikrą tokį dalyką, kad kiekvienas žmogus yra indas, bet jis yra pilnas, yra kažkokio tai skysčio, tarkime. Tam tikros substancijos, tam tikros, pavyzdžiui, kažkokios tai medžiagos užpildymas. Tai reiškia, kada ir tada ta substancija, tas visą laiką tas vidinis, jisai keičiasi nuo mūsų tam tikrų žinių. Pavyzdžiui, tiesiog, kada tai irgi neturi reikšmės, pavyzdžiui, mes imsime, ten priimsime ar tokiu, pavyzdžiui, tiesiog principu, kad tai jisai yra tamsus, pavyzdžiui, skystis ir kada mes gauname kažkokias tai žinias, tada mes įpilame vandens daugiau ir tada jisai skaidrėja ir tada jisai vėl tampa pas mumis visas indas irgi viduje, irgi taip pat bespalvis, jo, tada mes esame bespalviai ir geri. Arba galima tam tikrą tokią dalyką priimti iš kitos pusės, kad mes esame skaidrus ir mes, pavyzdžiui, tiesiog kažkokia tai žinia, tai yra kažkoks tai visą laiką spalvos kažkoks tai indėlis visą laiką į tą mūsų skystimą. Tai reiškia tiesiog kažkoks tai tiesiog milteliai ir kurie biškutį padažo tą vandenį. tą substanciją. Ir mes paskui toliau visą laiką, kada mes jau paskui, todėl mes ir švytim ir taip toliau. Kaip matote, visą laiką galima tokią ar tokią prielaidą, čia neturi jokios reikšmės. Bet jeigu taip tik tai yra visumoje, turite suvokti, kad mes esame vis dėlto pilni iki pačio viršaus. Mes esame pilni, mes esame visi pilni visą laiką žinių. Mes tik tai išminties neturime. Tai va. Bet tai čia irgi kita kalba. Tai kada dabar, pavyzdžiui, tarkime, toks dalykas yra, kada žmogus kažkoks tai ateina pas kitą, pavyzdžiui, žmogų ir pradeda jį mokinti, tai tada iš to žmogaus, kuris mokina, išeina tam tikra energijos kiekis. Jo, tai jisai ta substancija, jo, kuri patenka į kitą žmogų. Ta žmogus kitas visą laiką, jisai ne visą tą, pavyzdžiui, kiekį pasiima. Bet jisai pasiima dalį tos medžiagos. Jo? Kažkokią tai dalį jisai tiesiog atmeta atgal, kuri grįžta atgal, jo tiesiog visą laiką, nes jinai nebuvo išklausyta to dalyko. Pavyzdžiui, visą laiką jūs kartais būdavo, visą laiką, kad kalbate su žmogumi ir matote, kad jisai jumis negirdi. Tai reiškia, tas, ką jūs sakėte, tai pas jumis jau sugrįžo. Tai čia yra jūsų, čia ne jo, jisai nepriėmė. Bet tarkime, jeigu jisai priėmė kažkokią tai, pavyzdžiui, ten žinią arba kažkokią tai aiškinimą, tada reiškia, jisai įkrito į jo indą. Bet kadangi jisai yra pilnas, tada kada įkrenta kažkas tai įsipila, tada dalis kažkokio tai skysčio jo. Šiuo atveju to žmogaus seno žinojimo, tas senas žinojimas reiškia, jisai buvo nekoks, jo, nes kadangi jisai gavo naują informaciją, tai reiškia, jisai turi tą seną informaciją, dalis tos informacijos išbėga iš to indo. Jo? Kaip sakiau, niekas niekur taip nevyksta pas mumis irgi, jau minėjau, iš karto panašus traukia panašų ir taip toliau. Todėl ta visą laiką išbėgęs tas skystis, jisai kažkur tai irgi turi dingti. Kur jisai dingsta? Jisai sugrįžta pas tą, kuris davė, kuris sudarė tam tikrą šitą kelią, tam tikrą tunelį su tuo žmogumi, nes aš jeigu duodu žinias, aš sudarau tam tikrą tokį tunelį su tuo žmogumi. Jo, ir aš tada paskui mes vadiname, tai traukiam tą energiją, dar ten kažkur tai, bet mes dar daisime iki šitų dalykų, dar. Paskui kitaip visą laiką atrodys. Tai va. Todėl tas išbėgęs, tas visą laiką senas supratimas, jo, to žmogaus kito, jisai niekur, šiaip savo, jisai negali niekur dingti. Jisai grįžta pas tą žmogų, kuris ir davė tą dalyką. Tokiu būdu, kada mes mokiname kažką tai sakome, mes užsiteršiame, jo, jūs užsiteršiat arba tas, jeigu jūs mokinate, jo, tada užsiteršiame patys tuo kito žmogaus blogom savokom ir blogojais visą laiką supratimais.
Aš manau, kad norėčiau, kad tokius dalykus visą laiką, čia ir yra ezoterinė filosofija, jo? Kaip matot visą laiką, ezoterinė filosofija, jinai yra gana sunki ir ją reikalinga gerai suvokti. Kada suvokiu, tada atpuola tam tikrai tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, ar galima žmogų kitą mokinti kažko. Tai mes darysime iki dar tam tikrų dalykų. Aš tik tai duodu tam tikrą dabar pirmą tokį supratimą. Tai yra pats pirmutinis visą laiką dalykas, kad jūs suvoktumėte. Todėl aš, kada, pavyzdžiui, visą laiką kažką tai jums kalbu, duodu savo išmintį, jo visą laiką aš iš jūsų gaunu, jeigu jūs pasiėmėte iš manęs, pavyzdžiui, visą laiką, ką aš kalbu, aš iš jūsų pasiimu jūsų seną supratimą. Tai reiškia, mano organizmas, mano visą laiką, mano skystis ir mano visi kiti dalykai visą laiką tampa užterštais. Aš supratau. Todėl kadangi aš žinau, ką aš darau, jo, ir aš prisiimu atsakomybę ir kitam tam tikrus dalykus, aš moku tą energiją panaikinti. Aš moku ją padaryti visai kitą substanciją, visą laiką paversti visai kitų dalykų. Todėl aš, kaip ir sakoma visą laiką, kad ne jūs iš manęs mokinatės, bet aš iš jūsų mokinuosi. Taip iš tikrųjų ir yra. Tai aš gaudamas iš jūsų visą laiką, aš daugiau gaunu, jeigu taip logiškai, bet čia dar jums patikėkit labai toli ir dar toli, tikrai dar tam tikrus tokius dalykus suvokti. Kaip tą dalyką pakeisti. Todėl ir gaunasi, kad kada kas mokinasi čianais, jo, jisai visada jisai turi sumokėti tam tikrą pinigų sumą. Tai yra visą laiką užmokėjimas už tam tikras žinias, už tam tikrą laiką. Mes apie tuos pinigus, apie visus šitos dalykus irgi taip pat bus paskaita. Bus labai didelės paskaitos ir mes paminėsiu ir mes tiesiog visą laiką gvildensime ir išsiaiškinsime labai visai kitus dalykus. Aišku, noriu dar paminėti iš karto, kad mano supratimas jisai visą laiką remiasi sveiko proto principu. Pas mane nėra tam tikrų tokių svaičiojimų, aš nemėgstu visą laiką burti iš kažkokio tai tirščių arba ten kažką tai visą laiką bandyti kažkokius tai visą laiką bandymus ir dar kažką tai. Man patinka, tai yra blaivus proto principas. Kaip proto principas blaivus. Tai reiškia, blaiviai mąstyti. Ir mes šitą dalyką, aišku, mokinsimės irgi. Jūs irgi taip pat išmoksite. Todėl tie studentai visą laiką, jūs dabar šiuo atveju visą laiką, kurie mokinatės, kurie girdite mane dabar šiuo atveju, jūs neturite teisės mokslo metu atiduoti tų žinių kažkam tai kitam. Nes šituo atveju visą laiką, kaip aš irgi maždaug jau aiškinau, šituo atveju visą laiką jūs prarasite tas žinias, kurias aš jums daviau ir praktikas, kurias duosiu, kaip pakeisti savo gyvenimą, kaip pritraukti tenais mylimą žmogų ir taip toliau. Netgi, pavyzdžiui, po šitą pamokėlę apačioje aš jums duosiu visą laiką 7 kursų visą laiką medžiagą. Galėsit maždaug pasiskaityti, kas bus dėstoma, apie ką bus dėstoma ir taip toliau. Maždaug, gerai, aš tokį dalyką padarysiu dėl jūsų. Ir tiesiog ten tada galėsite pasiskaityti visą programą. Tai būtų labai vienas iš pačių geriausių dalykų, nes žmonės be programos nemėgsta jo kažką tai daryti. Tai va, reiškia, kad mokslo metu jūs sumokate pinigus, jūs nusipirkate, įgyjate iš manęs teisę gauti tam tikrus dalykus. Jeigu jūs gaunate, jūs negalite to dalyko niekam pasakoti, niekam atiduoti. Yra tokia sąlyga. Todėl pykit, nepykę, arba dar kažką tai mąstykite, kaip jūs norite mąstymą savo, bet asmeniškai, tai jeigu jūs panaudosite kažkam tai, pavyzdžiui, savo kažkokiuose tai mokymuose, arba dar kažkur tai pradėsite kitus kažką tai mokinti, galiu perspėti jumis, tos praktikos, tai visą laiką žinios su jumis neveiks ir neveiks kartu su tai žmonėm, kuriems jūs atidavėt. Iki to laiko, kol jūs netapsite mokytojais. Yra tokia sąlyga. Tokia
jinai tokia vat akademijos koncepcija ir tam tikri tokie dalykai. Čia aišku yra ezoterinės filosofijos, tam tikri dėsniai ir aš čia nieko negaliu padaryti. Todėl kartais geriau įstatymų nežinoti tų dėsnių ir taip toliau visą laiką, nes jūs tada esate tik tai perspėjami. Jeigu jūs, pavyzdžiui, į darbą ateinate pavėlavę ir sako, kodėl jūs pavėlavai, o ką žinau, kada ateiti, tai ką tau nesakė, kad 8 val. Ryto, nežinojau, tada mes tada jums perspėjimą, už tai niekas nevys, nes jūs dar nieko nežinojate. Bet jeigu jūs dabar jau žinau, tai reiškia, kitą dieną 8 val. Aš turiu būti darbe. Jeigu aš ateisiu po 8:15, jie gali tada man surašyti arba, pavyzdžiui, tiesiog kažkokią tai nuobaudą skirti ir tada mane išmesti iš darbo. Viskas paprasta. Lygiai taip pat ir čionais viskas vyksta. Tam tikrų tokių principų. Todėl, kas mokinatės, jūs mokinkite savistovį visą laiką. Tas žinias jūs galite pasidalinti tik tai su savo šeima. Kas mano šeima yra? Tai mano antra pusė. Tai vyras, žmona ir vaikai dar. Iki pilnametystės, iki 18-16 metų. Jeigu tą dalyką jūs rodysite draugams arba dar kažkam tai visą laiką persiusit arba kopijuosite ir taip toliau, aš galiu tik tai perspėti. Niekas neveiks. Paskui toliau mane galėsite nekaltinti. Kad, pavyzdžiui, pas jumis ten kažkas tai įvyko, kažkas tai ten pasidarė, aš ten visą laiką dariau, o man tik tai blogin kažkas tai buvo. Mano studentai, kurie mokinasi ir jūs taip pat, jeigu eisite toliau visą laiką mokinsitės, tada iš tą dalyką labai aiškiai ir gerai suprasite. Tai yra perspėjimas visiems šitiems visą laiką dalykams, kad nebūtų paskui toliau tam tikrų tokių kalbų. Irgi. Aš čia nieko tikrai irgi taip pat nieko neįrodinėju ir nieko neišradinėju. Kaip sakiau, tai yra ezoterika, ezoterinė filosofija. Tai... O dabar tada norėčiau, aišku, atsakomybę mes pakalbėjome, tas ir buvo mano tiesiog tikslas visą laiką, kad suprastumėte. Ir jeigu sutinkate, galite parašyti tiesiog po šitos video pamokėlės, tiesiog sutinku. Tokiu būdu visą laiką aš gausiu iš jūsų tam tikrą sutikimą. Ir, kaip sakiau, visą laiką paskui toliau jau, jeigu jūs dar kažką tai ten padarysite ir taip toliau, tenais visą laiką jūs tada paskui, sakau, nekaltinkite manęs, nes aš turėsiu jūsų sutikimą. To, ko negausiu sutikimo, turbūt irgi tada taip pat irgi išbrausiu iš pamokėlio. Aš noriu, kad čia mokintųsi, ne tam aš visą laiką noriu, kad kažkokia tai būtų tvarka arba dar kažkokie tai dalykai, bet noriu, kad aš išmokyčiau jumis atsakingumo. Tai yra pats svarbiausias dalykas mūsų gyvenime. Jūs supraskite paprastą dalyką. Jeigu jūs, pavyzdžiui, jūs apgaudinėjate ir pavyzdžiui, pas jumis keičiasi nuomonė ten dieną, vakare ir taip toliau, tada jūs apgaudinėjate pasaulį. Pasaulis jumis mato kaip nulupta ir jisai negali kitaip traktuoti, kad jūs esate tik tai kaip melagis. Nes jūs visą laiką galite, kaip sakiau, žmogus yra toks kūrybingas, jisai tiek visą laiką savo pasiteisinimu gali surasti bet kokiems dalykams. Pavyzdžiui, bet kažkokiam tai poelgiui jisai surės N pasiteisinimų, kodėl jis tą dalyką padarė. Bet, pavyzdžiui, kitam žmogui net negalima pavėluoti, negalima netgi pasakyti kažką tai, negalima net kažką tai padaryti. Įsivaizduokit, paprastą tokį dalyką. O savo tai jūs leidžiate milijonus tokius dalykus. Reikia suvokti, kad visata nėra tokia durna, kaip, pavyzdžiui, kitas žmogus arba kiti žmonės, nors kiti žmonės irgi taip pat, mes paskui išsiaiškinsime, irgi taip pat jaučia ir jūs taip pat jaučiat kitus žmonės. Ir todėl visą laiką gali jisai ten kaip nori kartais kalba, bet jūs visą laiką jaučiat, kad kažkas tai yra ne taip. Visata, jinai mato visiškai kitą dalyką, jinai mato, kad jūs apgaudinėjate. Jeigu jūs esate apgavikas, gyvenimas apgavikui nenori padėti, jisai nori tą apgaviką pamokyti ir jam duoda visą laiką tam tikras pamokas. Todėl baikite apgaudinėti save ir kitus, prisimkite ant savęs tam tikrą atsakomybę. Reiškia, jeigu aš jau nutariau mokintis, tai reiškia, aš turiu mokintis. Jeigu aš
Tik tai norėjau čia pasižiūrėti, ką čia durnelis šneka, tarkime, jo ten, pavyzdžiui, visą laiką, arba dar kažką tai tenais irgi taip toliau, tada jūs ne čia pataikėte, nes paprasčiausiai tiesiog, sakau, jūs klausysitės, jūs ten, pavyzdžiui, daug kažką tai gal pakeisite pas save gyvenime, bet jums visą laiką pradės nesisekti. Kodėl? Todėl, kad jūs esate nesąžiningi. Labai paprasta. Aš dėl šito dalyko visiškai net nesijaudinu. Todėl aš žinau, ką aš duodu, žinau, aš prisiimu atsakomybę ir aš šitą dalyką visą laiką, aš atsakingas už tą. Ja? Ir kaip, todėl ir mano pasakymas, aš visą laiką stengiuosi, visą laiką irgi kitiems irgi pasakyti tam tikrą tokį dalyką, kad man tas pats, ką jūs dirbate, kaip jūs galvojate, ką jūs galvojate, ar jūs ten darote namų darbus, ar jūs nedirbate ir taip toliau, taip toliau. Man absoliučiai tikrai tas dalykas visiškai neįdomu. Man, žinot, kas įdomiausia, pats svarbiausias dalykas, kad mano žinios būtų teisingos. Tai yra mano, tiesiog, yra supratimas. Ir aš manau, kad daugelis su šito dalyku jūs taip pat irgi sutiksite. Tai yra blaivaus proto principas. Tai va, išmokite, mokinkitės, jeigu kas, tai klauskite, rašykite dar tam tikrus tiesiog savo irgi vėl klausimus, jeigu norite. Jeigu ne, tada, kaip sakiau, visą laiką po šitą pamokėlę būtina visą laiką parašyti savo sutikimą. Sutinku. Vienas, pavyzdžiui, žodis. Sutinku, priimu. Jeigu sutinkate, tada viskas, tada jūs mokate pinigus, jūs įsigyjate ir jūs tada galite naudotis. Tie, kurie gauna, pavyzdžiui, tiesiog, arba gaus iš manęs, gali būti dovana. Aš galiu padovanoti, aš ten paskui paaiškinsiu tam tikrą tokią dalyką. Gali, bet jeigu, pavyzdžiui, kažkur tai kiti, kažkur tai ten kažką tai ten, pavyzdžiui, gaus, arba tiesiog ras, jo, ten pas jumis, ten ar dar kažkur, netyčia, jo, pasiskaitysi, ten skaitysis, o ten bus labai viskas įdomu, perspėju ir juos taip pat. Niekas jums nevyks tol, kol man nesumokėsite, kol nebus už žinią sumokėta. Ir tai yra tiesa. Mes paskui apie tos pinigus mes dar kalbėsimės. O dabar tada jau, tikrai dabar noriu atsisveikinti, tada tariu vėl sudie iki sekančio karto. Iki.